Kai ilgai nesimatę vėl draugai susitinka, tai švenčia visi žili ir maži, nes draugystė visada graži. Per šventes žmonės būna gražesni ir laimingi, linksmiausi juokai kvatoja ilgai ir nebūna priešų, tik draugai. Kad pasaulis tamsą nugalėtų, panorėti turime visi. Per šventes neverkti, neliūdėti, džiūgaut būti viens kitam geri. Tad tegul šypso lūpos ir linksmai skamba dainos, pamokim draugams, apkabinkim visus ir pakvieskim šventę į svečius. Kas gražiau už draugystę, už draugų tyrą šventę, kai šitiek veidų šypsos kartu ir tam šurmuly juokiesi tu. Čia diena daug gražesnė ir daina daug skambesnė. Čia viskas smagu, čia pilna juokų, nes aplink būrys gerų draugų. Kad šviesa pasaulį viešpatautų, panorėti turime visi. Ir jau tik vienas! Eglutes papuošti ir įžiebti, džiūgaut būti viens kitam geri. Tad tegul šypso lūpos ir linksmai skamba dainos, pamokim draugams, apkabinkim visus, kad sėkmė lydėtų ilgus metus. Labai puikios, tikrai klaipėdietiškos ir labai originalios. Nepanašios į jokias kitas kitų miestų ar kitų rajonų kalėdas. Pačios geriausios klaipėdietiškos kalėdos. Šiandieną tai ypatingai kalėdiška nuotaika, sniegas labai gražus, oras, eglutė tikra graži. Ypatingai gražios, dėl to, kad tokia nuostabi sniego prisnigta eglutė, patinė tokia balta, tiesiog šiurpuliai eina, kaip gražu. Laukiam seniai tokių kalėdų su sniegu. Panorėti turime visi. Paprašiau sniego davė, paprašysiu ant kalėdų, tai paduos. Labai patinka tai, kad daug natūraliai eglutė šiais metais, o burbulas visai nerealus. Burbulas labai gražu. Man irgi labiausiai tai burbulas, iš tikrųjų, toksai, na, beveik kaip meno kūrinys toksai, iš tikrųjų. Labai smagu grįžti į Klaipėdą, kadangi dabar Kaune gyvenu, tai labai jauku čia, nežinau, man tai labai patinka. Šiemet daug argumentų, kad jos ypatingos Klaipėdoje. Galim tą eglę, kad ir šaknimi viršų statyti, kokia bebūtų, besisukanti ar su didelė skara. Bet tikra eglutė tik čia. Prie jos ir tikras kalėdų senis, antras. O kur tokia pūga, kokie čia orai bebūtų, visada čia bus žiemos pasaka. Nuostabu, Klaipėdą myliu. Visada būkim tokie šeiminiški, tokie laimingi kaip šįvakar. Optimizmo, tiesiog tikėtis, kad viskas bus gerai. Kad visada šypsena veiduose būtų. Klaipėdai linkiu, kad tikri klaipėdiečiai niekada nepamirštų Klaipėdos ir visada į ją grįžtų. Ramybės, visiems ramybės. Ir kada ar ne per kalėdų šventes patikėti, kas bebūtų, patikėti, kad pasaulis gali būti geresnis, išmintingesnis, protingesnis, taikesnis, solidaresnis. Todėl aš sakau, sustok akimirka žavinga, nes tai akimirka, kada mes lyg tikime net ir kalėdų senelių, didesni ir mažesni, kad dovanos krenta mums pro kaminus. Tikime mes to, nevalingai, nes taip jau yra metai iš metų, tai yra tradicija. Tai aš visą laiką per šventes kviečiu žengti ne į priekį, bet žingsnį atgal. Nes kas kitas, kalėdų senis pasakys, nėra kur skubėti, nėra kur lėkti. Vaikai, nesenkite anksčiau laiko. Pabūkime šią akimirką ir patikėkime, kaip sakiau, kas bebūtų,
kad galime būti geresni viens kitam, linksmesni, draugiškesni, tai kad būtų taika pasaulyje, nes, žinot, mes rytamės į bedugnę. Ir santykiuose tarp tautų, ir santykiuose su gamta, ir santykiuose su savimi. Mes rytamės į bedugnę. Stop! Ir pakvieskim šventę į svečius.